Atbėgalinis devyniaragis lėliau, kalėda, kalėda. Ant devinto rago kavolėliai kalė lėliau, kalėda, kalėda. Jūs kavolėliai mani brolaliai lėliau, kalėda, kalėda. Dejos nukalėkit aukselio žiedų lėliau, kalėda, kalėda. Aukselio žiedų sidabro žirklas lėliau, kalėda, kalėda. Aš nukarpysiu pušų viršūnes lėliau, kalėda, kalėda. Pušų viršūnes eglių šakelas lėliau, kalėda, kalėda. Tai pamatysiu tėvulio dvarų lėliau, kalėda, kalėda. Po tėvulio dvaro povas povinėjo lėliau, kalėda, kalėda. Povas povinėjo, panos varinėjo lėliau, kalėda, kalėda. Panos varinėjo, plunksnelas rinko lėliau, kalėda, kalėda. Plunksnelas rinko, patalus pylė lėliau, kalėda, kalėda. Senovėje nuo Švento Andriejaus prasidėdavo adventas. Ir Švento Andriejaus vakaras buvo ypatingas, nes kai buvo kaip ir pirmoji žiemos šventė, taip pat jau nuo šito laikotarpio pradėjo žmonės laukti saulės sugrįžimo. Pats Švento Andriejaus vakaras buvo apipintas įvairiausiais tikėjimais, tikėjo, kad tą naktį susapnuoti sapnai išsipildys. Pats vakaras buvo ypatingas dar ir tuo, kad pilnas įvairiausių vedybinių burtų, kurie buvo analogiški kūčių, kalėdų, naujų metų burtams. Kėdainiečiai turėjo paprotį Švento Andriejaus vakare nueiti į sodą, nusiskinti vyšnio šakelę, ją parsinešti namus ir pasimerkti, po to padėti kažkur tai nuošaliai. O štai kūčių vakare eidavo žiūrėti, kiek toje šakelėje yra pražydusių žiedelių. Ir jeigu porinis skaičius sužydėdavo, tai merginos tikėdavo, kad kitais metais juos ištekėsiančios. O jeigu koks neporinis skaičius žiedelių bus, tai sakydavo, dar vienus metus pasiliks namuose, arba kaip seniai kėdainiečiai sakydavo, dar metus pasiliks grėbti ražienų. Protėviai gyveno pagal padiktuotą gamtos ritmą. Ir štai per adventą gamta tarsi visa nutyla, gamtoje ramybė, tarsi miega medžiai. Ir žmogus stengdavosi įsijausti tą ritmą. Todėl per adventą negalima buvo kirsti net medžių.
Ir tai rodo iki šių dienų išlikę įvairiausi tikėjimai, draudimai. Pavyzdžiui, jeigu per Adventą kas nors eidavo į mišką, tai sako, galima sutikti seną, žilą moterį miško dvasią. Pagaliau, kad nekirstų medžių, būdavo net ir tokie draudimai, kad jeigu per Adventą nukirstų rąstų statysi namą, tai tuose namuose gali dėtis labai negeri dalykai, kažkas verkt, vaiktoti, kažkas dejuoti. Na, o jeigu kūrensi ugnį iš Advento metu nukirstų malkų, tai ugnis labai greitai gali įsišiepti ir pro kaminą išnešti ugnį. Per tą laiką žmogus tenkėsi gyventi taikoje, ne tik su medžiais, ne tik su gamta, bet ir su žvėreliais. Adventas tai buvo tas toks tarsi kritimas į tamsą, į neviltį metas. Ir senoliai tikėjo, kad tame laikotarpyje sugrįžta vėlės pas gyvuosius. Čia buvo labai gražus toks pasakojimas, kad stojus Adventui, iš dangaus į žemės nusileidžia varinis tiltas ir juo sugrįžta į žemę mūsų išėję mylimiausi žmonės. Žmonės tame laikotarpyje, kadangi būdavo labai trumpos dienos ir greitai temdavo, bijodavo sutemus išeiti į lauką, nes manydavo, kad gali pasimaišyti kokią vėlelę ir galima ant jos užminti arba ją užgauti. Todėl tik sutemus stengdavosi sulysti į namus ir ten darbus dirbti. Na, o dirbdami darbus, aišku, už vėles, už savo artimuosius žmonės labai daug melsdavosi, giedodavo giesmes. Jėzus mieliausias atėjo ant svieto, duodams malonę kožnam pažadėtą. Mus griežtus gano kaip savo aveles, o savoj piemens pildo tėvo valią, pildo tėvo valią. Tas piemuo labai avelę mylėjo, nuklydus tolin šaukiamą tylėjo. 99 aveles, palikęs visas ant tuščios girelės, ant tuščios girelės. Ėjo ieškoti vienos pražuvusios, nuo viso pulko tolin nuklydusios. Avele mano, mano numylėta, o kur nuklydai, kur į kokią vietą, kur į kokią vietą. Piemuo geriausias tai Jėzus ponas, avės paklydus ir griežninkos tonas. Visados ieško Jėzus tos avelės ir paklydusių griešnikų dušelių, griešnikų dušelių. Prieškalėdinis laikotarpis tai buvo fizinio ir dvasinio apsivalymo metas. Prieš pačias šventes žmonės apsišvarindavo, įsikuopdavo visus namus. Na ir taip pat atsiprašydavo, jeigu ką nors įžeisdavo, atiduodavo skolas. Nu, o pačią paskutinę savaitę su Kėdainių krašte, pačiam seniausiame Lietuvoje, Jonušavos gatvėje esančiame turguje,
vykdavo populiarūs saldaturgiai, į kuriuos visi ateidavo, suvažiuodavo apsipirkti saldumynų ar kitokių gėrybių kūčių ir kalėdų vakarui, taip pat nusipirkti dovanėlių, jeigu dar jų neturėdavo. Taip kaip kiekvienais metais ir mes tuoj pradėsime kelionę Advento keliu ir noriu visiems jums palinkėti ramybės, taikos, to gražaus virsmo į Saulės sugrįžimo metą, į Jėzaus kūdikėlio grįžimo metą, sutikimo gražaus virsminio kalėdų meto. Atbėga